dabar įrašymą. Tai sveikos dar kartą ir kaip pirmai minėjau, šiandien yra būtent praktinis susitikimas, tai šiandieną būtent darysime veiksmus, kas padės mums susiplanuoti turinį socialiniuose tinkluose. Tai nuo ko pradėsim? Pirmiausia, aš pasidalinsiu savo ekranu ir papasakosiu šiek tiek informacijos ir kol pasakosiu, jūs turėsite atsisiųsti vieną programėlę į savo telefoną, jeigu jos dar neturite, nes per tą programėlę mes ir planuosime visą savo turinį. Tai pirmiausia, reiktų įsidiegti Business Site ir susijungti ją su Facebook'o ir Instagram'o paskyromis. Jeigu dabar nepavyktų prisijungti, tai tada galėsite vėliau. Dabar kaip tas Business Site atrodo, tai jis yra toksai su tokia ikonėlė. Tai jį tokį susiraskite savo Play parduotuvėse ir atsisiųskite. Ir kai atsisiųsite, prisijunkite su savo, pavyzdžiui, Facebook'o, o paskui Instagramą galėsite prisijungti ir vėliau. Kam yra reikalingas šitas įrankis? Šitas įrankis yra reikalingas tam, kad, pavyzdžiui, jūs galite susiplanuoti tą visą savo turinį savaitę, mėnesiui ir jį automatiškai paskelbs jūsų prisijungtose platformose. Tai skelbs tiek postus, tiek reelsus, tiek istorijas. Tai čia yra labai patogus įrankis susiplanavimui. Tai ypatingai dar, kaip sakau, yra dabar vasara, kaip yra šilta, norisi pabūti gamtoje, prie ežero ar ne, daugiau laiko praleisti, nesinori tiek sėdėti prie telefono ir užsiimti tiesiog turinio planavimu. Tai galime tiesiog atsisėsti kelis vakarus, vieną vakarą, galbūt 2 vakarus atsisėsti, susiplanuoti visą tą savo turinį, pavyzdžiui, 3 savaitėm, tam vienam periodui ir papildomai kelti informaciją tik tai eigoje, kaip atsiranda, pavyzdžiui, kažkokia akcija ar dar kažkas, tai turime visą bazę pasiruošę didžiulę, ne, kuri išeina kiekvieną dieną ir, pavyzdžiui, jūs ten ar neturite laiko ar kažkas, bet jūsų turinys vis tiek keliauja į viešą erdvę ir jūs, kaip sakyt, palaikote savo socialinių tinklų aktyvumą. Ir tiesiog ta informacija kaip akcijos, kažkokie specialūs pasiūlymai išeina, jeigu užmatote Telegramą, galite ir pasidalinti jau tada rankiniu būdu savo paskyrose. Tai dabar jūs siūskitės į tą laiką programėlės šitas ir aš į tą laiką jums papasakosiu šiek tiek daugiau. Tai dabar planuosime turinį ir nustatysime laiką, kad automatiškai pasileistų tam tikrų laikų, kaip ir sakiau. Postai gali būti kuriami kiekvienai dienai arba gali būti sukuriami ir paleidžiami kas kelios dienos, pavyzdžiui, kas 2, kas 3, kas 4 dienos, bet jau ten rečiau nei kartas, 2 kartai per savaitę to daryti nereiktų, reiktų tikrai jau bent 2 kartus išlaikyti kaip minimum į savaitę. O pavyzdžiui, istorijos tai yra jau priešingai. Jos turi būti dėdamos minimum kokios 3-6 per dieną, gali būti ir daugiau, bet labai svarbu yra išlaikyti tarpus, nesuvaryti visų istorijų vieną paskui kitą ten, kad tuo pačiu laiku paleistų, bet išlaikyti tam tikrus tarpus. Dar vienas svarbus labai dalykas - skelbti turinį, tai yra postus, istorijas ir visą tą savo turinį susiplanuoti reiktų, kaip sakyt, nelabai tikslių laikų. Jeigu jūs norite paskelbti turinį, pavyzdžiui, 14 valandą, tai rekomenduojama daryti, pavyzdžiui, 13:47 arba ten 14:13 ir taip toliau, kad kuo toksai neįprastesnis laikas, nes daug kas daro būtent tą turinio paskelbimą būtent tuo tiksliu su nuliuku laiku ir tada vienu momentu išeina labai daug visokio turinio, tai kad jūsų turinys nepasiklystų visame tame, tai geriau nusistatykite tokį nelabai tikslų laiką. Tai čia turėtų būti svarbus dalykas. Ir istorijose kas turėtų atsispindėti? Tai turėtų būti taip pat ir gaminiai, akcijos, pasiūlymai, taip pat pasiūlymas prisijungti arba dirbti, užsidirbti. Bet yra labai svarbu, kad tai nebūtų vien tik tai kompanija, vien tik tai produktai ir daugiau niekas. Tai turi būti ir jūsų gyvenimo būdas. Keliaujate, pasidalinkite
gaminate kažką, pasidalinkite, pražydo gėlės kažkokios jūsų mėgstamos, pasidalinkite ir taip toliau. Tai nesidalinkite vien tik tai produktais, parodykite, kad esate jūs tikras žmogus ir kad jūs turite dar būtent be kompanijos tikrai turite dar ir kitų nuostabių užsiėmimų ar veiklų, ar tiesiog kažko, kas jums patinka, ar ne? Tai gali būti, kaip ir sakiau, tie visi, tai gali būti laisvalaikis jūsų, ką jūs veikite, atsiprašau, nuo darbo laisvo metu, ar ne? Tai gali būti šeima, užsiėmimai, augintiniai, maistas ir taip toliau. Ir dar yra vienas labai svarbus dalykas, kad daryti turinį ne tik tai nuotraukų formatu, bet ir video formatu. Galima tuos video visus įsirašyti iš anksto. Tai pavyzdžiui, filmuojatės, ne? Galite save filmuoti, jeigu nenorite savęs filmuoti, tai galbūt galite filmuoti ir įrašinėti savo balsą kažką parodant, ne? Tai dabar, jeigu jums, pavyzdžiui, galvojate, kad neišeina iš pirmo karto, tai jūs tiesiog pasidėkite kamerą, ar ne, ar turėkite telefoną ir filmuokite. Ir filmuokite tiek kartų, kiek reikės, kad jums išeitų taip, kaip išeitų. Tai čia jūsų nieks neveja, jums nėra būtina ten kažkur, žinot, lėkti, bėgti, dar kažką daryti. Jūs tiesiog judate savo tempu ir treniruojatės. Lygiai taip pat aš šiandien, tai aš galiu atsisėdus tiesiogiai prieš jūs kalbėti, žinau, esu pasiruošusi, žinau, ką kalbėsiu, kas po ko seka ir taip toliau, arba ten įrašyti video iš pirmo karto, bet pati pradėjau lygiai nuo tų pačių. Sėdėdavau, įrašinėdavau video 10 kartų. Nes šneki ir kažkokias klaidas padarai. Vėl pradedi iš naujo ir vėl įrašiniai. Ir taip aš, pavyzdžiui, irgi pradėjau nuo įrašų, pagrinde nuo įrašų, nes įrašą tu tiesiog iš anksto jį pasidarai ir taip yra daug ramiau, nes tu jį dar persižiūrai iki kartų ir tada žinai, ar jį gali leisti, ar negali leisti, ar ten yra klaidų, ar tai reikia taisyti, ar jau viskas gerai ir taip toliau. Tai pradėkite nuo įrašų. Nieks neverčia jūsų tiesiog save filmuoti, save rodyti ir jau keliauti, ar ten į laivus keliauti, ar dar kažkur tai ir panašiai. Tai tikrai pradėkite nuo įrašų, tai yra pats paprasčiausias, lengviausias būdas pradėti video kelią. Ir dar vienas iš pakankamai svarbių etapų ir svarbių dalykų, tai yra TikToko paskyra ir turinys jam. Čia jau visas pagrindas turėtų būti video formatu, bet gali būti kažkiek tai nuotraukų ir karuselių. Tai karuseliais tos, kur slenkate ir keliauja nuo vieno prie kito. Ir svarbu dar, kad tas turinys nebūtų nuobodus. Galima prisiruošti daug įvairiausių ruošinių. Ir jeigu šiaip nežinote, ką kurti, tai yra tokia CapCut programėlė, su kuria jūs galite prisiredaguoti irgi linksmų įvairių visokiausių video. Ir irgi lygiai taip pat susiplanuoti, tik tai jau jų automatiškai nepaleidinės, jūs turėsite rankiniu būdu, nes jau TikTokui yra skirtos kitos programėlės, kurios yra mokamos, tai ten jau nebent norėsite, galite irgi padaryti, susijęti, kad automatiškai paleistų, bet jau reikia kitų mokamų programėlių. Atsiprašau visgi. Dabar TikTok'e yra labai svarbu, kad tas turinys būtų kuo linksmesnis ir įdomesnis visas, nes tada daugiau žiūrovų ir sekėjų sulauksite. Kadangi į TikTok'ą žmonės ateina ne kažko ieškoti, o dažniausiai ateina atsipalaiduoti. Tai jeigu žmogų užkabysite su savo video, jis pradės jūs sekti ir automatiškai pradės domėtis, kuo jūs užsiimate. Tai yra žmonių, kurie net nereklamuoja savo veiklos tiesiogiai, o tiesiog kuria linksmą turinį ir iš to ateina nauji sekėjai ir nauji klientai ir tikrai ne vieną ir ne du pavyzdžius turiu ir žinau, kur žmonės tiesiog savo gyvenimo būdą filmuoja arba ten tiesiog beleką, o pasirodo, kai pasigilinus, tai turi ten visai kažkokius rimtesnius verslus ir taip toliau. O netgi apie tai neužsimena savo TikTok paskyrose, tiesiog juos pradeda sekti kaip žmonės. Ir tada, kai turėsite pakankamai sekėjų, galite pereiti į TikToko arba Facebooko laivus ir jų metu žmonėms patinka stebėti, ką veikiate,
ir mėgsta apsipirkti, mėgsta užsiregistruoti, mėgsta tiesiog pradėti sekti ir taip toliau. Tai skirtingi žmonės skirtingai, kaip sakyti, vienam galbūt norės iš pirmo karto užsiregistruoti, kitas galbūt norės jūs pasiekti ten 10 kartų ir tada pradės domėtis, ką jūs veikite ir taip toliau. Ir galbūt kažkas jau ir šiai dienai norite eiti į laivus, bet galbūt nedrįstate. Tai galite parašyti man, galime išeiti kartu, nes aš neturiu laivom baimės, aš į juos einu drąsiai, tai galime jungtis kartu. Jeigu nežinote, ką šnekėti, tai tiesiog toksai kaip duetas, bendravimas ir tiesiog apmokinčiau, ką reikia kalbėti būtent laivų metu. Ir vienas svarbiausių dalykų, kodėl čia šiandien apskritai susirinkome, kodėl akcentuoju būtent į turinio kūrimą, tai yra labai svarbu kurti savo brandą, kad žmonės jūs atpažintų, neatpažintų kompaniją, su kuria dirbate, bet atpažintų jūs ir prie jūsų jungtųsi, kad jūs būtumėte tie žmonės, kurie patinka tiem kitiem žmonėm. Ir kadangi būtent visoje socialinėje medijoje yra labai daug skemų ir įvairiausių apgavysčių, tai žmonės vengia spausti įvairius linkus ant bet kokių video ar ne, arba nepažinodami žmogaus, ar kai žmogus visiškai nerodo savęs. Ir kai jūs kursite savo brandą, tai jūs tapsite tiesiog netgi kaip ir ambasadorium kompanijos, sukursite pasitikėjimą ir žmonės automatiškai patys pradės prie jūsų jungtis, domėtis, kuo jūs užsiimate. Ir dabar pereinant toliau, čia tokia kaip teorija pradžiai buvo, dabar keliaukime toliau, tada daugiau link dalykų, kuriuos jau reikės daryti. Tai reikės daryti, yra toksai planas, kad ką reikia atlikti būtent tam planavime, arba jeigu norite be planavimo, tai rankiniu būdu kiekvieną dieną, tai Instagramui ir Facebookui reikia kurti postus ant sienos, tai arba kasdien, arba kas 3-4 dienas, bet kaip minėjau, ne mažiau negu 2 kartus į savaitę. Tada įvairių skelbimai į įvairias viešas grupės po 10-30 skelbimų kasdien, nes jūs turite būti matomus, visur turite būti matomus. Žmogus nesijungs prie jūsų, jeigu jūsų nematys. Jūs supraskite. Jeigu jūs niekam nesirodote, nesireklamuojate savo nuorodomis, nesidalinate, tai kaip žmogus gali žinoti, kad jūs apskritai tokią veiklą užsiimate ir kaip gali prie jūsų prisijungti, jeigu jis jūsų net nemato. Tai reikia būti matomum, dėkite, tada nenorite savęs grinai reklamuoti, dėkite skelbimus kiekvieną dieną. Vis tiek atsiranda per skelbimus žmonių ir atsiranda tikrai nemažai. Tik tai reikia tuo užsimti ir tai daryti kiekvieną dieną. Tai jau skelbimai į viešas grupės jau yra rankinis būdas, jau suplanuoti neina, kad paleisti ten kiekvieną dieną. Tada turėti klientų grupės, kur yra jūsų klientai, potencialūs klientai, bet jų turėtų irgi būti gana nemažai. Jeigu turėsite 10-20 klientų savo visoje grupėje, ar ne, Facebook'o ten, pavyzdžiui, kažkokių draugų, tai pardavimų neturėsite. Sakau atvirai, pardavimų neturėsite, iš 10-20 žmonių pardavimų neturėsite. Turite turėti mažiausiai 500 000 žmonių, kad pradėtų atsirasti pirmieji pardavimai. Nebent jūs į tą savo grupę prisitrauksite labai tikslinį klientą ir labai tas, kuris klientas būtent ateis ir pas jūs pirks, kuris jau galbūt pasidomėjęs visais šitais produktais iš anksčiau ir ateina pas jūs tik tai pirkti. Tai galbūt jums jų užteks mažiau, bet tie žmonės, kuriuos jūs apsišildysite ir po truputį informaciją jiem pateiksite, tai jų turi būti toje grupėje pakankamai daug. Ir tokiuose grupėse dalintis reiktų kuo? Reiktų dalintis įvairiais prieš ir po. Pavyzdžiui, ten, kad ir puodas prieš, kaip atrodė, kaip išplautas, ten vėl kažkokie, tai ar šampūnai, ar kremai, ar dar kažkas, tai vėl prieš po visokiausia. Tada įvairios akcijos, kaip išeina tos dienos, arba įvairūs pasiūlymai prisijungti ir patiems apsipirkti.
kad gali, pavyzdžiui, kaip naujokas gauti iš karto 5 eurų nuolaidą, gali gauti mėginėlių rinkinį dovanų, gali įsigyti rinkinį mažesnę kainą ir taip toliau. Arba kitam vėl pasiūlyti, kad tas, kas nori daugiau, tai šioje kompanijoje galite uždirbti papildomus bonusus, keliones ir taip toliau. Tai čia vėl klientų grupėje vėl darbas bus rankiniu būdu. Jau šitie nepasiskelbia, bet čia irgi yra pakankamai šitie veiksmai svarbus, kad jūs iš tikro uždirbtumėte. Ir dabar istorijos, kaip ir sakiau, jos turėtų būti 4-6 per dieną, tai vėl gaminiai, tai vėl prieš ir po, įvairios dienos akcijos, darbo galimybės, laisvalaikis, kelionė, šeima, augintiniai ir taip toliau. Dabar pereinant prie TikToko, tai turėtų būti, jeigu norite augti greitai, turėti rezultatus pakankamai greitai, tai turėtų būti 2-3 video per dieną. Tuos video galima filmuotis patiems. Yra telegramų grupėje tikrai ne vienas ir ne 2 video su gaminiais, kuriuos irgi galima pasimti, persiredagauti ir irgi pasidaryti, bet tie video turėtų būti leidžiami ne su mažesniu nei 3-4 valandų tarpu. Ir juos, aišku, reiktų skelbti tam tikromis valandomis. Būtent apie valandas kalbėjau ankstesniame video, kuriuo nuorodą pasidalinus, tai jeigu neaišku, kuriomis valandomis, tai atsidarykite tą video, ten yra viskas surašyta. Ir dabar vizualus tekstus kurti galime arba patys, arba labai nuostabus įrankis ChatGPT. Duodam užduotį, ChatGPT sukuria. Vėl duodam užduotį, ChatGPT sukuria. Ir pradedant planuoti turinį, reiktų tiesiog paimti ir pasirinkti kažkokią tai kaip dienos temą. Tai lengviau būtų orientuotis. Ir apie tai pagrindę tą dieną ir skelbiame. Ir įterpiam šiek tiek kažką kitko. Ir įkelsiu žemiau parodysiu tokį kaip pavyzdinį planą, kaip turėtų atrodyti 3 savaičių planas, pradedant nuo 1 periodo dienos iki paskutinės. Ir labai svarbu yra išlaikyti šią struktūrą. Ta struktūra kaip turėtų atrodyti? Didžiąją turinio dalį turėtų sudaryti vertė.
Ir dabar galvoju, ar jūs mane išvis girdėjot bent kurį laiką? Ar nebuvo taip, kad atsijungė mano telefonas ir aš čia šnekėjau šiaip sau vėl. Nes kažkaip įtariu, jeigu mano telefonas neveikia. Na, bet gal bus aišku. Įraše. Gerai, bandom tada. Važiuojam į darbą. Ne, negaliu. Kodėl negali? Dabar pradėsiu dalintis. Iš metų. Metų. Dabar paieškosiu, kur čia yra. Čia. Čia tik tai mano netas prijungtas. Šitaip. Gerai. Tai kaip dabar turi atrodyti būtent nesigirdėjau, o nuo kurios dalies daugmaž nesigirdėjau? Daug nesigirdėjau ar ne per daug? Pasišnekėjau su savimi. Na, nesvarbu. Tada jau, jeigu kils klausimų, tai parašys kas nors šiaip buvau surašęs, ten galima ir perskaityti, ką norėjau pasakyti daugmaž. Tai dabar šitaip. Šičia tą prisijungia būtent į business site. Tai čia vat galime susijungti savo, kaip matote, Facebook ir Instagramų paskyras ir darant tam tikrus veiksmus galime pasišėrinti visą informaciją abiejose tinkluose. Tai pavyzdžiui, spaudžiame vidurinį mygtuką, post ir pasirinkame. Galima netgi pasirinkti, kad net ir į skelbimus dėtų, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu ten kokią darbo galimybę dalinatės, tai galite sužymėti, kad iškart ir į grupę sukeltų. Gerai, ką parašysim tada? Gal paieškosim, galvoju. Čia nueisim. Kažkur praleidau informaciją, bet čia ne, dar turi būti vienas. Kodėl šitų neduoda? Duoda. Gerai. Tai pavyzdžiui, pasirenkame kažkokį, va ten tarkim irgi, ne? Prieš ir po, tarkim šitą. Pasiimu aliejų, labai patinka. Ir padarom aprašymą. Minkština ir dreikina odą, mažina problemas. Tada aš dar turiu pasidarius tokius ruošinius, kuriuos tiesiog šitos hashtagus pasileidžiu. Ir šitoj vietoj mes pasirenkame schedule now. O jau 10 minučių tik tai liko. Kur dingo mano ekranas. Tai šitoj vietoj spaudžiame schedule now ir pavyzdžiui šitą padarysiu, kad 19 dieną ir pavyzdžiui kokią 9:51 paleistų automatiškai, paspaudžiu schedule. Ir automatiškai paskelbs šitą postą mano tiek Facebook'o, tiek Instagram'o paskyrose, spaudžiu schedule ir dabar dar nueinu, spaudžiu story ir istoriją irgi vėl lygiai taip pat atsiverčiu Michi prieš ir po. Paimsim vėl tą patį aliejų, parašysim nuostabus aliejus, tinkamas visoms odos problemoms. Ir šitą tokį padarau ir jį irgi pasileidžiu, tiesiog spaudžiu next ir čia vėl schedule for later. Vėl tada padarau tą pačią 19 dieną, kadangi postas išeis 9 valandą, tai lygiai taip pat 9:52 padarau ir istoriją, spaudžiu schedule ir tada jau išsaugo ir tada automatiškai paleidžia. Čia vėl galim grįžti atgal, galime pasirinkti reelsą, pavyzdžiui, video įkelti,
kažkokį. Vėl ten kažką tai yra va tų visokių pasirinkimų tikrai nemažai. Ir šitaip reiktų pasidaryti, va aš daviau jum tą tokį planelį 3 savaičių ir reiktų pasidaryti bent savaitę vieną, savaitę antrą, savaitę trečią, susiplanuoti, kad tie postai automatiškai pasileistų. Kadangi matau, kad laikas jau baigėsi, tai dar norėčiau labai greitai parodyti lygiai taip pat ir TikTok'o paskyrą. Bet kodėl neperjungia, kažin? Ekrane nematau, kad perjungtų. Ai, gali būt, kad man čia grįžtam į Zoom'ą ir tada dalinuosi, išjungiu, dabar dar sykį pasidalinsiu. Screen'ą. Pradedam. Tada einam į TikTok'ą. Ir čia vat lygiai tas pats. Nueinam į profilį. Tai čia pirmiausia, tai kur pliusiukas apačiu. Tai šitoj vietoj galime susikurti video, ne? Ten pavyzdžiui įsifilmuojam, viršui galime pasirinkti garsą, galime paskui vėliau ten prirašyti kažkokių raidžių, žodžių ir taip toliau, arba galime tiesiog įkelti kažkokį tai video savo susikurtą ir čia yra va kur ikonėlė apačioj kairėj pusėj. Ir tada prisidarom tokių juodraščių. Tie juodraščiai atrodo štai taip. Jų, vat, pavyzdžiui, aš irgi esu prisisaugojus įvairiausių, jau jie yra suredaguoti ir tiesiog aš ateinu į TikTok'ą ir juos paleidžiu. Pavyzdžiui, čia irgi kažkurį, nu, pavyzdžiui, tai čia, vat, pavyzdžiui, šitas video, tik čia su garsu gal nelabai girdėsit mane, šitas video, pavyzdžiui, yra padarytas su CapCut programėle. Tai ten va viskas yra muzika parengta, yra ta moteris parengta ir, pavyzdžiui, aš įkėliau savo automobilių programą. Ir va toksai video, ar ne? Kitas vėl video, čia irgi su CapCut programėle, irgi su tuo ponu Beanu. Tai čia tokie linksmi video gaunasi. Tai galima va tokius tiesiog kurti kažkokius tai video, ne? Ir tiesiog prisidaryti daug ruošinių, daug įvairiausių juodraščių. Tai paskui yra dar tokių, vat grupėse rasit irgi vat visokiausių šitokių vat įvairių video. Tai juos irgi galite lygiai taip pat imti ir naudoti savo reikmėms. Tam pačiam TikTok'ui, tam pačiam Facebook'ui, tas pačias planuotas irgi ir reelsus kelti ir taip toliau. Tai toksai va tas turinio planavimas. Tai šiandieną vat būtent tiek norėjau parodyti. Jeigu kas neaišku, planuojant turinį ar neišeina, tai tada susitiksime su kiekviena asmeniškai. O dabar dar užduokite klausimų, jeigu turime dar 5 minutes, tai galite tikrai drąsiai užduoti, jeigu kažkas neaišku. Ir šitai pasidarę tą planą, pasileidžiant tą savo socialinius tinklus automatiškai, jūs įdėsite labai mažai darbo, bet turėsite tikrai gerus rezultatus. Ir būsite matomos socialiniuose tinkluose, taip sukursite žmonėms pasitikėjimą, žmonės prie jūsų pradės drąsiau jungtis, kada matys jūsų kuriamą turinį. Tai gal turite klausimų, prašau, parašykite. Išjungiu įrašą ir